Tai ir paprašysime rašytojos Evos Tombak pristatyti savo 9-ąją knygą. Prašau. Danute, ačiū labai. Kokia išsami biografija, jau realiai nebėra ką man bepridurti. Aš pradėčiau turbūt nuo klausimo, tiesiog grinai susimąstymui. Kodėl mes linkime viens kitam ilgiausių metų ir bijome senatvės? Ar apie tai kada nors mąstėte? Nes mane tas klausimas stipriai kamavo, kada aš rašiau savo šią knygą. Ir lygiai taip pat man buvo labai įdomu, tai kas lemia tą ilgaamžiškumą, nes aš studijavau biografijas žmonių, kurie sulaukė labai daug metų. Ir galvoju, gal kažkas čia savo, kad seksualinis aktyvumas padeda sulaukti labai daug metų. Taip, kai kurie iš jų ten seksualiniai didvyriai, bet vienuoliai statistiškai gyvena ilgiau negu pasauliečiai. O tai reiškia, kad juk tai yra žmonės, kurie laikosi celibato, gerai, gal ne visą gyvenimą, bet nemažą dalį gyvenimo. Bet grįžkime prie ištakų, trumpai apie save, jau Danutė paminėjo, kad aš turiu visą šią plejadą, 9 knygas parašiusi. Man yra labai sveika pasižiūrėti, pamatyti, nes šiaip, kai gyvenimas eina ir labai daug yra rutinos, tai atrodo, kad niekas jame nevyksta. Ten skaičiuoji pirmadienis, ir vėl šeštadienis, ir vėl kalėdos, ir vėl joninės, ir vėl viskas iš naujo, ir atrodo, kad niekas nevyksta. Ir kada atsigręži ir ir aš pati, man yra net nuostabu, kokiu būdu, taigi 9 knygos, pirmoji išėjo 11 metais, 2011. Reiškia produktyvumas kaip tokio gero grafomano, daugiau negu, ne kas metus, bet taip jau artėjom prie to. Beje, iš savo knygų aš turbūt labiausiai vertinu pirmąją, kas liko už kadro. Ta knyga, kurią aš parašiau, pabaigusi savo žurnalo leidybos puslapį. Ir šiandien aš labiausiai myliu paskutinėje. Ir aš manau, kad su knygom yra kitaip negu su vaikais. Nes apie vaikus, aš nežinau kaip jūs, bet aš turiu jausmą, kad aš vis tiek jos myliu vienodai. Gal už skirtingus dalykus, bet vis tiek ta meilė yra padalinta labai vienodai. O su knygom yra kitaip. Yra knygos, kurių aš net nenoriu prisiminti, tarkim, tokia knyga yra Laimės piliulės. Gal todėl, kad tą temą ne aš pasirinkau, o aš tuomet ją išleidau leidyklos užsakymu. Ir realiai tai reiškia, kad man buvo tema primesta. O aš turbūt esu iš tų žmonių, kuriam nelabai ką gali primesti. Man reikia daryti tik tai, kuo aš pati labai stipriai tikiu. Ir šios paskutinės knygos temą, kodėl aš pasirinkau temą rašyti apie senatvę. Todėl, kad atėjo mano pensinis amžius, man sukako 64 metai, žinau, kad šiandien jau turbūt, jau nuo šių metų turbūt žmonės išeidinės į pensiją tik po 65, nuo 65, bet man pasisekė, man pradėjo sodra mokėti dar praeitais metais. Ir žinot, aš taip skirtingai įsivaizdavau, kaip tai bus. Kai tas skaičius pensijinis buvo dar toli, tai man atrodė, oi, kaip faina, 64 metai, čia kaip Beatlai dainavo, When I'm 64, ir aš būtinai triukšmingai atšvęsiu savo gimtadienį, ir mes su draugais visi padainuosime When I'm 64. Ir kada atėjo tie 64 metai, aš taiga supratau, kad nei aš dainuoti noriu, nei aš čia labai džiaugtis noriu. Ir kad apskritai šita daina yra labai diskriminuojanti. Ir man tada pasidarė įdomu, kągi pats autorius, Polas Makartnis, šiandien kalba apie šitą dainą. Ir susirandu interviu, kuriame jisai aiškina, kad tai yra labiausiai jo
ne tai, kad negerbiama, bet daina, už kurią jam yra pačiam gėda. Nes jisai ją parašė būdamas 15 metų. Tai 15 metų, suprantama, kaip atrodė tie 64 metai, amžinatilsi. O kad dabar, reiškia, jis turi draugą pianistą, kuris groja senelių namuose ir jis atlieka tą dainą, bet žodžius jis yra pakeitęs. Ten yra ne kada 64, bet when I am 84, kada aš esu 84. O pats McCartney sako, kad o jisai asmeniškai, jeigu jisai šiandien rašytų tokią dainą, tai jinai būtų jau apie tai, kada aš esu 94. Ir tai yra apie tai, man tai labai artima, kad visada tai, ką mes vadiname senatvę, taip, tai yra visada kažkas, labai labai toli nuo tavęs. Visada priekyje tavęs, ne? Visada plus 30 metų, nuo to amžiaus, kokio amžiaus mes bebūtume. Gal praskleidžiam puslapį? Šitą mes galim praskleisti. Aš nelabai ką turiu pridurti. Čia toji knyga, kuri man labai labai patinka, kas liko už kadrą. Beje, šita knyga apie jogą man irgi buvo viena iš mielesnių. Ir popietės laikas. Beje, kodėl popietės laikas? Kodėl knyga pavadinta Popietės laikų? Aš vartoju Jungo terminologiją, kurią jisai į Saulės judėjimo trajektoriją, dangaus skliautę, apibūdina skirtingus amžiaus tarpsnius. Jeigu gimimas jo ten prasideda kažkur tai nebūtyje, kairioji pusėje jo, kai Saulė tik pradeda kilti ir žmogus visą laiką mato kylančią Saulę, kai jis pasiekia vidurdienį, čia yra, pasak Jungo, vidurio amžius, kuriam jis duoda irgi tokį ganėtiną riebų tarpsnį nuo 35 iki maždaug 56. O po to, kada Saulė į dešinę pusę laikrodis pereina jau, ir mes pradedame matyti jau Žemę, artėjančią Žemę, Jungas tą pavadino popietės laiku ir skiria irgi labai labai riebų tarpsnį popietės laiko žmonėms nuo 56 iki 86. 30 metų. Gražu. Suprantam, kad Polas McCartney's būtų davęs iki 94 mažiausiai. Ir turbūt aš lygiai taip pat duočiau, ypač kada tu suvoki, kad nors iš vienos pusės, amžius tarsi ir yra kažkoks tai matavimo vienetas. Bet jisai, kuo vyresnis žmogus, to skirtingiau tas laikas pradeda eiti. Ne? Mas vaikai, kai jie ateina į pirmą klasę, jie yra daugmaž visi, daugmaž vienodi. Ten gal truputį kažkoks protingesnis, kitas mažiau, bet vis tiek jie, maždaug ir atrodo panašiai vieno amžiaus, ne? O su amžiumi mūsų išvaizda, labai labai pradeda skirtis. Ir tą žino kiekvienas, kuriam teko ateiti savo klasės susitikimus po 30 ar po 50 metų. Aš buvau paskutinį kartą po 30 metų. Ir tuomet absoliučiai apstulbau, kokie mes skirtingi pasidarėme. Kai kurie, man atrodė, žmonės absoliučiai nepasikeitę, o kai kuriuo aš tiesiog nebegalėjau pažinti. Ir, ir kyla klausimas, ne? Kodėl? Kas lemia, kad mes taip skirtingai amžėjame? Tiek yra daug priekaištų apie stresui adresuota, ne? Tiek psichologų kalba apie streso blogį. Bet pažiūrėkite, kokie žmonės gyvena ilgiausiai. Juk dažniausiai tai žmonės, kurie išgyveno Sibiro tremtį, arba žmonės, kurie išgyveno holokaustą. Jų tarpe yra labai daug, nugyvenusių iki 100 metų ir ilgiau. Ir vėlgi, juk tai yra žmonės, kurie patyrė baisulingą kiekį streso, ne? Ir jie išgyvena. Aš bendravau su draugės mama, gal rugsėjo mėnesį. Draugės mama yra 98 metai.
Aš jos nebuvau mačiusi 30 metų. Ir kada aš ėjau su ją susitikti, aš labai pergyvenau, ką aš pamatysiu, vis dėlto 30 metų labai didžiulis amžiaus tarpsnis. Ir aš labai apsidžiaugiau tuo, ką aš pamačiau. Visų pirma, jinai niekaip neatrodė man fiziškai tokio amžiaus žmogus, bet vėlgi, ką reiškia tokio amžiaus žmogus, ne? Mes visi įsivaizduojame, kad prie tam tikro amžiaus mes turime, kažkaip taip maždaug atrodyti. Bet gal vyresnėme amžiuje, gal tas senėjimo procesas jau nebėra toks ženklus, koks jis ten atsitinka, tarkim, tarp, vėlgi aš dabar sakysiu iš savo galvos, kaip man atrodo, tas tarpsnis nuo 40 iki 70. Man atrodo, kad tame tarpe įvyksta nemažas poslinkis išoriškai. Bet man atrodo, kad po 75 tas poslinkis nebėra toks greitas, toks greitai pastebimas. O šita mano draugės mama, Nelė jos vardas, jinai man paruošė vakarienę, primenu, 98 metai žmogui. Mes su ją kalbėjome apie Senekos laiškus, kuriuos jinai skaito. Jinai yra buvusi bibliotekininkė, šiaip tai žmogus, kuris turėjo labai sunkų gyvenimą, jinai vaikas būdamas neteko tėvų, abu tėvai mirė, jinai turėjo mažesnius brolius ir visus vaikus išsidalino įvairios ūkininkų šeimos. Ir jinai visą gyvenimą, jinai labai daug vargo mačiusi. Jinai rūpinosi savo 5 broliais. Visi broliai jau yra mirę, o Nelė gyva, Nelė 98 metai. Aš kada jos klausiu, sakau, Nelė, gal jūs, sakau, kažkaip ypatingai maitinotės? Ką tu sakė? Man, sakė, buvo džiaugsmas, kad apskritai yra maistas. Jinai niekad nesportavo. Tai čia vėl apie tai, kad mes galime ten perskaityti tyrimus, ir aš jų perskaičiau aibę, apie tai, kaip yra svarbu teisingai, sveikai maitintis, kaip yra svarbu sportuoti. Viskas iš tikrųjų yra svarbu, bet aš manau, kad tai yra svarbu ne tam, kad mes pasiektume ten 100 metų amžiaus ribą, o tiesiog, kad, gerai jaustumėmės. Bet vėlgi, turbūt tas gera savijauta, jinai turi būti adekvati įdedamai kainai. Jo? Jeigu žmogui, labai nepatinka sportuoti, labai, tai ar verta klausimas, ne? Ar jis nuo to taps laimingesnis? Nes jeigu jam patinka, tai super, žinoma, lygiai taip pat su mityba. Man yra absoliučiai nuostabu, kada žmonės, kategoriškai teigia, kad kažkokia mitybos sistema yra labai teisinga. Aš suprantu, kad nėra vienodai geros mitybos sistemos. Ir netgi ta mitybos sistema, kuri šiandien tinka man ar tinka jums, jinai gali po kelių metų mums nebetikti, nes mūsų organizmas keičiasi ir jis diktuoja savo dalykus, ir jeigu mes į juos nereaguosime, tai realiai, kas vyks, tai reikš, kad mes kovojame su savo organizmu ir greičiausiai mes patys pralaimėsime tą kovą. Judam toliau. Žinot, jo autorė, Yuval Harari, mini 3 baimės, kurios persekioja žmonės per visą istoriją, ir baimės pažįstamos visiems, badas, karas ir maras. Ir jis nepaminėjo tos dar vienos baimės, pamatyti veidrodyje seną žmogų. Baisi baimė yra, ne? Bet man atrodo, kad jinai tam tikrame amžiuje tampa nebe tokia baisi, ne? Vėlgi, aš apie save kalbu. Ir aš manau, kad tas susitaikymas, baimė pasenti, didesnė yra labai gražių moterų, negu nelabai gražių moterų. Aš niekada nebuvau iš tų moterų, paskui kurias bėgioja tuntai vyrų. Niekada. Aš niekada neturėjau didžiulio pasisekimo. Aš greičiau buvau iš tų, kuri manė, kad man nelemta yra iš viso turėti šeimos, nes niekas manęs nepaims. Todėl, kad nei esu labai graži ir to plus esu labai, per daug reiškianti savo nuomonę.
o tokių moterų vyrai paprastai bijo. Bet kada tu nesi labai apdovanotas dideliu grožiu, tai kuomet tavo metai pradeda daugintis, aš manau, kad tokie žmonės kaip aš, mes turime daugiau pliusų negu gražuolės. Nes jeigu aš niekada neturėjau jokių privilegijų dėl savo grožio, tai aš jų ir neprarandu. O kada žmonės turi tų privilegijų, tai jiems darosi labai, sunku. Ir aš manau, kad tai yra didžiulis iššūkis su tuo susitaikyti. Beje, apie senėjimą, irgi čia statistika, ne aš sugalvojau, kad baimė pasenti mažėja. Turbūt logiška, ne? Jeigu tu matai, kad tu vis tiek sensti, tai realiai, o ko čia labai ir pergyventi. Ir iš kitos pusės, ypač kada tu perskaitai statistiką, kad realiai, jeigu mes išgyvenome, sulaukėme 65 metų, tai realiai mes esame jau nugalėtojai. Todėl, kad 20% žmonių miršta nesulaukia šito amžiaus. Kodėl? Todėl, kad tarp 60 ir 65 metų labai dažnai išlenda, audringos jaunystės, audringo gyvenimo pasekmės. Ir jeigu jos neišlindo iki 65 metų, tai yra, realiai yra požymis, kad mes turime šansą dar pagyventi nemažai. Judam toliau. Aš apie tai truputį pakalbėjau, bet mes galim dar apie statistiką pažiūrėti to grožės kulto. Ir kokią aš ant save belaikyčiau, negražuolę, bet grožio aš aišku rūpinuosi. Ir nepaisant to, kad esu labai skeptiška dėl visų kremukų ir papildų, bet aš vis tiek reguliariai kartais, man užkrenta protelis ir aš pradedu irgi brangesnius pirkti. Ir aš labai dažnai po to save analizuoju. Eva, juk tu supranti, juk galima paprastą, pigų kremuką, efektas bus tas pats. Svarbiausia, kad tai drėkina odą. Bet ne, kažkodėl tai kartais patraukia ir tu įsigyji kažką brangesnę. Galvoju, o kodėl tu tą padarai? Reiškia, smegenys yra gerai praplautos reklamos. Turbūt gerai. Kiek besakyčiau, kad reklama manęs neveikia, bet veikia ir mane. Ir ko norėti, kai jie tiek investuojama. Kartais aš ir taip gražinuosi. Jo. Gyvenimo trukmė visame pasaulyje didėja ir senėjimas tampa globalia tendencija. Žinot visi, ne? Kad, jau 50-aisiais, kas 6 pasaulio gyventojas bus toks kaip aš ir vyresnis negu esu aš. Ir, šiaip tarsi ir nieko tokio, ne? Kas čia tokio? Bus ir bus. Bet juk grėsmė yra didžiulė, kad mes neturėsime pagalbos, mes turėsime per mažai pagalbos. Nes kas rūpinsis vyresnio amžiaus žmonėmis? Kas? Šiandien, kada aš turėjau susitikimą su socialinės priežiūros darbuotojais, ką matai? Tu matai, kad tie žmonės yra labai menkai materialiai skatinami. O juk tie žmonės, šita specialybė, realiai jinai turėtų būti, iki padangių keliama. Nes aš manau, kad tai yra mums svarbiausi žmonės. Ir tai yra didžiulė problema, jeigu tokių žmonių bus labai mažai. Ir manau, kad apie tai reikia kalbėti. Judam toliau. Priekaištai senatvei. Kas yra tiesa ir kas yra nelabai. Apie tai kalbu knygoje, bet knygoje yra žymiai daugiau, negu čia yra atrinkta. Vienas iš priekaištų senatvėje tradicinių, kad senatvė atitraukia nuo mėgstamo darbo ir išvaro į pensiją. Tokį žmogų kaip mane niekas niekur negali išvaryti. Todėl, kad aš beveik nesu dirbusi samdomo darbo. Aš labai trumpai dirbau. Kada dirbo jaunimo gretos ir tai buvo viso labo 6 metų. Šiaip visą gyvenimą aš dirbu savo. Tiesa, verslininkė mane sunku pavadinti, bet, ačiū. Ką mes matome dešinėje? Dešinėje mes matome tokią Cipora, pavardė jos yra, kuri
kurią galbūt jūs prisimenate iš filmo Amžinai stilingos. Filmo režisierė lietuvė, Plioplytė, man atrodo, pavardėjus. Niekas nematėt filmą, ne? Matėt, taip. Puikus filmas, ne? Kurios yra herojės, stipriai vyresnio amžiaus moteris, kurios labai labai stilingai atrodo. Šita moteris, aš ją sutikau asmeniškai, kada buvau festivalyje Laimės amžius Juodkalnyje, ir aš tame festivalyje vedžiau jogą. Ir Cipora buvo pakviesta skaityti paskaitą apie stilių. Man įstrigo iš viso to jos pasakojimo, kad jos karjera, kaip stilingos moters, jinai prasidėjo stipriai po 60 metų. Jinai pagal išsilavinimą yra anglų kalbos mokytoja ir kadangi uždirbo jinai nedaug, tai jinai nuolat prisidurdavo dirbdama restoranuose. Bet jinai visą gyvenimą labai stilingai rengėsi. Jos tėtis buvo siuvėjas ir ją tą stiliaus pajautos išmokė dar vaikystėje. Ir kartą, kai jinai labai pavargusi, Niujorke, ėjo po darbo iš restorano ir priešas jinai sutinka, kaip filmuose, ne, romantiniuose. Ir priešas eina dizaineris, garsus dizaineris. Ir jis ją pamato, jo stilingą aprangą, ir jis ją sustabdo, ir jis jai pasiūlo darbą dėstyti, kalbėti apie stilių, apie jos stiliaus pajautą jo studentams. Įsivaizduojat? Nepažįstamai moteriai. Tiesiog... Lietuvis labai myli, žinokit. Atsiprašau. Prašau? Ten Juodkalnyje lietuvis labai myli, žinokit. Cipora ne lietuvė. Ne. Ką jūs, jinai yra vengrų kilmės žydė. Iš Amerikos, jo. Gerai, judam toliau. Aš tiesiog tą istoriją miniu kaip apie tai, kad gali gyvenime įvykti pokytis, visiškai nesvarbu, kokio amžiaus tu esi. Absoliučiai, jeigu tu esi atviras tam pokyčiui, nes juk jinai galėjo nesutikti, jinai galėjo pasakyti, kad jai neįdomu, ar jinai bijo, bet jinai nepabijojo. Ir jinai šiandien keliauja per pasaulį su savo mados stiliaus paskaitomis ir jinai yra labai daugelio brandų mados veidas. Senatvė silpnina kūną ir dvasią. Tiesa? Tiesa. Kartais taip. Tačiau nebūtinai yra ir tokių žmonių, kaip šitas italas Giuseppe, kuriam čia yra virš 80 metų ir jis savo puikiai dar atlieka piruetus visokiais riedučiais. Aišku, tokių žmonių nėra daug, bet jų ir jaunesnėme amžiuje nėra labai daug. Ir tai yra apie tai, kad amžius nebūtinai yra stabdis fiziniai išraiškai, jeigu žmogui jinai yra svarbi. Senatvėje prarandami kūniški malonumai. Vienas turbūt iš didžiausių priekaištų. Tačiau nebūtinai, ir tas tiesa, ir dar aš noriu sustoti ties šitą temą apie seksą. Aš kaip buvusi Kosmopolitano redaktorė, kaip žinote, Kosmopolitanas labai daug rašė apie seksą. Ir tuo metu, kada mes pradėjome savo lietuviškai Kosmopolitaną, tokia plaukiojo žiniasklaidoje antis apie tai, kad atseit jauni vyrai galvoja apie seksą, nepamenu kiek kartų per minutę, bet labai 6, ačiū. 6 kartus per minutę. Ir mes apie tai rašėm. Taip, mes irgi tą pačią antikartojame. Bet čia man dabar pasidarė įdomu. Ir aš pradėjau ieškoti tyrimo, kuris patvirtintų tą skelbimą tokį. Drąsųjį. Ir aš randu ne skelbimą, o paneigimą. Aš randu tyrimą, kuriame sudalyvavo jaunos moterys ir vyrai, ir jiems buvo ten duotas mygtukas ir buvo prašyta, kad jas paros bėgyje kiekvieną kartą, kada jie pagalvos apie seksą, kad jie tą mygtuką paspaustų. Ir žinoma, jie spaudė jį, labai nedaug tų kartų. Aš knygoje miniu, moterys iš vis labai mažai spaudė, bet vyrukai jauni irgi spaudė nedaug. Man atrodo, kad ten buvo gal 10 kartų per parą. Aš manau, kad būna įvairiai, bet vis tiek manau, kad šitas skaičius yra jau toks arčiau tiesos.
Ir vėlgi, kaip minėjau, kai aš pasižiūrėjau statistiką tų žmonių, kurie sulaukė ilgamžiškumo, tai aš pamačiau, kad taip, vieni iš jų buvo seksualiai labai aktyvūs, o kiti laikėsi celibato ir irgi sulaukė ilgų metų. Beje, prisiminiau Kosmopolitano skiltį apie seksą vedė tokia amerikietė Irma Kurz, kurios skiltis vadinasi Agonija, lietuviškai mes ją vadinam Širdies nerimas. Ir kada aš pasiskaičiau jos biografiją, aš labai nustebau. Pasirodo, kad ta moteris, kuri vedė sekso skiltį iki beveik 80 metų, paskutinius 40 metų buvo davusi celibato įžadus. Sakykit, nuostabu, ne? Taip, jinai praėjo gerą mokyklą, ne? Ir paskui jau nebereikėjo praktikos. Ir jinai tiesiog davė jaunoms moterims patarimus, kaip reikia bendrauti su tais vyrukais. Judam toliau. Senatvė brangiai kainuoja. Tai yra tikrai tiesa. Ir labai skaudi tiesa. Jūs žinote viską apie draudimus, ne? Ir draudimo įmokas. Aš apstulbau, kai sužinojau, kad aš nebegalėsiu turėti draudimo nuo traumų, kai man sukaks 70 metų. Ir aš nebegalėsiu turėti draudimo gyvybės. Nebent kažkas pasikeis. Bet šiandienai tokio draudimo nėra. Nėra. Ir jūs manot, kad tai teisinga? Aš suprantu, kad draudimo bendrovėms bus chana, jeigu tas draudimas bus toliau tęsiamas, bet aš manau, kad turi būti sugalvoti būdai, kaip būtų galima jį pratęsti, ir manau, kad vyriausybė turėtų vyresniems žmonėms dalinai kompensuoti to draudimo išlaidas. Tegul mes ir mokėsime, bet kad dalis tų įmokų būtų ir kompensuojamas. Kol kas to nėra, bet gal tas bus. Čia Lietuvoje taip? Visur taip. Manau, kad visur taip. Absoliučiai taip pat yra visur. Ja. Labai liūdna. Ir apie kelionių draudimus turbūt irgi girdėjote. Kad taip, yra privatus kažkokie ten draudimai, kurie yra įmanomi, bet jie yra labai brangus. Labai. Realiai gaunasi, kad mes nuo tam tikro amžiaus turime su gyvenimu eiti į gyvenimą kaip vabank. Ne? Kai bus, tai bus, vis tiek mirsiu. Kas? Irgi požiūris, irgi pozicija. Pasižiūrėti į pasaką. Prašau? Dažniau pasižiūrėti į pasaką, kaip kartais pasako. Bet tai ką reiškia? Ar tai reiškia, kad reikia sustoti ir nieko nebedaryti? Juk ne. Ne. Bet netgi sveikatą iki 60 metų tik tai, pavyzdžiui, kompensuoja tyrimus onkocitologijos. Aš žinau, man jau nieks nieko nebekompensuoja. Taip. Bet žinai, aš su tuo dar galiu susitaikyti. Kaip 60 metų jau nebereikia. Bet žiūrėkit, aš galiu šitoje vietoje suprasti ir pamėginti jos pateisinti. Nuo tam tikro amžiaus visos lygos progresuoja lėčiau. Juk jūs žinote, kad vėžys, tarkim, nedaug dieve, jeigu jis prasidės jauname amžiuje, jis žaibiškai suės žmogų. Bet jeigu jis prasideda po 65 metų, jisai dažniausiai, žymiai lėčiau progresuoja. Nesakau, kad visada, bet aš tokiu būdu, aš suprantu, kodėl gal tų tyrimų ir nebereikia, nes gal geriau nejudinti. Jų galima gyventi, galbūt galima gyventi su juo žymiai ilgiau, negu rizikuoti daryti operaciją. Judam toliau. Čia greičiau dėl bajerio parinkau, nes man pasidarė buvo įdomu. Tai kokio yra amžiaus vyriausia mama. Nes aš savo įsivaizdavau, kad moteris galbūt gali pagimdyti 60 metų. Galbūt. Nežinau, aš tokios asmeniškai nepažįstu, bet galbūt. Ir kągi aš sužinau? Ne, moteris vyriausia mama 74 metų. Aš neįsivaizduoju, kaip jinai galėjo pastoti. Gerai, nenatūraliai, dirbtiniu būdu, bet vis tiek jinai tą kūdikį išnešiojo. Aišku, klausimas, kam jai to reikėjo. Bet aš tiesiog kaip pavyzdį, kaip norėdama sutriuškinti mitą apie tai, kad moteris po menopauzės yra nevaisinga.
Tai vad ne, kai kurios vaisingos. Tik klausimas ar reikia. Senatvė vieniša ir aš manau, kad tai yra absoliučiai tiesa. Tik tiek, kad tas mažėjimas kontaktų, jisai atsiranda nestaigiai senatvėje. Aš manau, kad kontaktų pas mus pradeda mažėti, kai mes baigiame studijas, kai mes sukūrėme šeimas. Ir manau, kad tai atsitinka absoliučiai natūraliai, nes atsiranda šeimos arba darbas, karjeros darimas ir kontaktų, vien draugams laiko yra vis mažiau ir mažiau. O vėliau įsijungia dar tas tinginio mechanizmas, kurį irgi, manau, kiekvienas iš jūsų atpažįsta savyje, kaip ir aš savyje. Kada tu pradedi jausti, kad draugystė yra darbas, tau realiai, būnant su žmogumi, reikia įdėti ir pastangą, dvasinę pastangą. Ir tu nori būti fainas su juo, ir tu nori jam šypsotis, ir būti geras. Ir kartais tu negali, ir tada tu pradedi save, riboti. Aš manau, kad riboti savęs yra negalima. Aš manau, kad yra labai svarbu atpažinti tą tingulį ir neleisti jam reikštis. Todėl, kad kuo mes jam daugiau kartų leisime pasireikšti, tuo jisai bus stipresnis. O realiai kas yra tas bendravimas? Tai yra ta gyvybinė ugnis, kurią mes kurstome per kontaktus. Ir jeigu mes save atribosime nuo kontaktų, tai mes, atsiprašau, bet mes greičiau pabaigsime savo gyvenimą. Senatvės privalumai. Vyresni rečiau serga alergijomis. Tyrimus mačiau, kad tai yra tiesa, kad labai daug alergijų baigėsi su amžiumi. Nėra teigiama, kad visos alergijos baigėsi, bet tiesa yra tai, kad nemaža dalis jų baigėsi. Turbūt visi žinote, kad vaikai iš savo alergijų labai dažnai išauga. Daug kas turi šiandien alergiją pienui, bet jinai su amžiumi gali išnykti. Mano alergijos, aš turėjau kažkiek alergijų, jos visiškai išnyko. Aš turėjau galvos skausmus, baisius migreninius skausmus beveik iki 50 metų. Ir aš jų daugiau nebeturiu. Aš nieko tokio nepadariau, kad jie išnyktų. Todėl aš greičiau tikiu tyrimais, kurie sako taip, migreniniai skausmai dažnai pasibaigia, kai prasideda menopauzė. Mano dukra irgi turi migreninius skausmus, labai didelius. Jie yra 28 metai. Ir kaip suprantate, kada aš ją guodžiu, kad ateis menopauzė, tai jinai man sako ačiū, kad gal tegu būna ta migrena. Toliau. Vyresni labiau atsparūs virusams. Man buvo pradžioje labai nustebau, kada perskaičiau tuos tyrimus, bet paskui pagalvojau, kad aš tą jaučiu. Aš žymiai mažiau sergu virusiniam infekcijom. Gal yra tam tikras amžiaus tarpsnis, kada jų sumažėja. Bet manau, kad visi sutiksite, kad vaikystėje virusiniam infekcijom mes visi sirgome kur kas daugiau. O kodėl taip atsitinka? Nes mūsų organizmas nepažįsta tų virusų ir todėl jisai labiau yra jų pažeidžiamas. Aš prisimenu, aš galiu pasidalinti istoriją apie mūsų vieną iš vaikų, kurį mes auginame labai steriliom sąlygom. Labai. Nežinau, kas mums buvo šokę ant proto, bet mes labai stengiamės nuo visko saugoti. Ir pirmą kartą mes jį išvedėme į miestą, kai jam buvo 2,5 metų. Kažkur viešą vietą nuėjome, į kavinę. Ir žinot, kas atsitiko? Mūsų vaikelis pasigavo niežus. Ir jisai po savaitės, jis pradėjo visas kasytis, atsirado bėrimai, skambinau gydytojai. Gydytojai buvo labai nepatogu net garsiai išsakyti,
nu, kad Tombakų, nu, tokių, nu, inteligentiškų tėvų vaikas, kaip koks bomžas, reiškia, atsineš, susirgo niežais. Bet aš matau, kad tie visi tie paliukai, kuriuos jinai išrašo, niekas neveikia. Ir tada aš pradedu pati skaitinėti, nu, aprašus tos ligos, tų simptomų. Ir aš matau, kad tai labai panašu į niežus. Ir aš įskambinu, sakau, man atrodo, kad tai niežai. Ir nesakau, ačiū Dievui, jūs pirmą pasakėte. Tai va, čia dar sėkiu apie tai, kad didžioji nemaža dalis ligų yra nuo disbakteriozės. Aš nesakau, kad rankų nereikia plauti, jas reikia plauti, bet nereikia per daug plauti. Judam toliau. Senatvės privalumai. Nu va, apie migreną aš jau paminėjau, kad tik tai 10% ir vyresnių, ir 5%, matot, vyrų vyresnių nei 70 metų skundžiasi migrenomis. Nežinau, ar jūsų tarpe yra žmonių, kurie galėtų patvirtinti šios tyrimus, ar... Na, tylit. Vyresnėme amžiuje krūties ir prostatos vėžys vystosi lėčiau. Nu, apie tai mes irgi čia kalbėjome tarpusavėje, diskutuodami dėl tyrimų, ar viskas tvarkoja, kad mums jų nebekompensuoja. Nu, gal tvarkoja, gal nereikia dėl to labai pergyventi. Vat šitas teiginys man yra labai įdomus. Vėlgi, šiandien aš sugalvojau, aš pasiėmiau iš tyrimų. Ką tai reiškia, kad vyresnėme amžiuje susirgę vėžių turi geresnę atmintį nei vėžių nesergantis. Tai reiškia, kad kažkodėl tai šitos dvi baisios lygos, vėžys ir Alzheimeris ar demencija, jos tarsi viena kitą nužudo. Ne visada, bet 50%. Jeigu žmogus turi onkologinį susirgymą, yra nemaža tikimybė, kad jisai nenumirs nuo Alzheimerio. Ir priešingai. Aš aišku nežinau, ar tai jūs guodžia, bet man tiesiog pats faktas, nu, atrodo labai įdomus, nes absoliučiai negaliu suprasti, nu, kame tas ryšys yra. Prašau? Nebesuspė, nu irgi taip, bet, na. Vyresni mažiau prakaituoja. Tiesa, ir vėl, kai prisimeni, kaip stipriai prakaituodavai, ne, jaunystėje, ir koks tai buvo prakeiksmas, ir kaip tu ieškodavai tų stipresnių dezodorantinių priemonių. Ir kada to prakaitavimo sumažėja, nu, yra ganėtinai liūdnas jausmas. Nes tada prisimeni tas visas kalbas apie senatvės kvapą. Ir tas senatvės kvapas, jis yra ne apie prakaitą. Jau? Jis yra apie kitus dalykus. Vyresni lengviau toleruoja skausmą ir geriau miega. Vėlgi, viso tai yra ne mano sugalvota. Tai yra tezės, tai ką aš išrinkau, perskaičiusi krūvas tyrimų. Aš suprantu, kad tai jokiais būdais nėra 100%. Ir turbūt tas, ką mes sakome, lengviau, geriau miega, gal tai trunka, nu, tam tikrą amžiaus tarpsnį. Nes turbūt, nu, tam tikro amžiaus vėl gali prasidėti, nu, visokie kitos problemos. Beje, apie miegą labai daug skaičiau, nes man ta miego tema yra, nu, be galo įdomi, nes yra labai daug žmonių, labai daug pažįstų žmonių, kurie skundžiasi dėl miego. Ir jie visi skundžiasi, nes jie įsivaizduoja, kad miegas turi trukti minimum 8 valandas be pertraukimo. Ja? Atsiguliau miegoti, 8 valandas išmiegojau ir tada viskas tvarkoja. Kalbėjausi su viena miego specialistė, lietuvė, mokslininkė, neuromokslininkė iš Amerikos, iš Bostono, kuri irgi absoliučiai, nu, įsikibusi tą teoriją, 8 valandos miego ir jeigu ten, nu, mažiau, tai, žodžiu, nu, labai blogai, mirs anksti arba susirgsi demencija ir panašiai. Bet tada man pasidarė įdomu, aš pradėjau žiūrinėti biografijas žmonių, kurie ilgai gyveno. Arba tiesiog biografijos labai garsių žmonių. Ir ką aš matau? Nu, tarkim, Leonardas da Vinčis, jisai miegodavo
daugybę kartų per dieną, bet niekada ištisinių miegų, jis miegodavo po 20 minučių. Na, aiškiai, ten kas 1,5 valandos, kiek ten išeidavo ten tas jo. Bet ir tai neišeidavo 8 valandos. Ir sumuojant, tai išeidavo ten 5 turbūt valandos ar 4, bet jis va taip gyveno. Ir jam toks režimas tiko ir jis sukūrė tiek daug didingų darbų. Ir jis nugyveno nemažai, beveik 80 metų. Arba priešingybė, Einšteinas. Einšteinas miegodavo baisiai daug. Mūsų turbūt psichiatrai pasakytų, kad žmonės, kurie tiek miega, tai jie garantuotai turi kažkokią negalę. Jisai miegodavo naktį 12 valandų ir dar dienos metu irgi nusnausdavo. Irgi gyveno apie 80 metų ir irgi buvo, neabejotinai didis protas. Ir vėlgi aš tą miniu tam, kad jeigu jūs turite miego sutrikimų, tai sutrikimas nėra tai, kad jūs miegate trumpiau ar ilgiau. Sutrikimą aš manau, kad galima vadinti tik tai tą, kas jūsų gyvenimo kokybė trukdo. Bet jeigu tai jūsų gyvenimo kokybė netrukdo, tai mažiausiai sukite galvą. Judam toliau. Vyresni geriau jaučiasi savam kailį, labiau savimi pasitikė. Manau, kad tai tinka daugeliui. Aš tą labai stipriai jaučiu. Aš esu žymiai stipriau jaučiuosi gyvenime. Šiandien savo metuose, negu būdama kur kas jaunesnė. Ir tai, manau, vėlgi, tai yra popietės to amžiaus laiko privalumas, kad kada mes pradedame matyti artėjančią žemę, kai keičiasi Saulės trajektorija, tai tas artėjimas Žemės, tai pabaigos artėjimas, iš vienos pusės, tarsi ir baisu, ne? Bet yra puikiausias prisiminimas apie tai, kaip buvo, kada Saulė buvo aukštai. Mes to niekada nepamirštame. Man tai yra labai svarbus savo priminimas, kada yra konfliktas su jaunais žmonėmis. Kada tu mėgini kažką jiems įrodinėti ir jie ne už ką nepriima, ne už ką nenori. Ir tada tu savo sakai, ramiai. Jie mato begalinės galimybės. Jie mato saulę kylančią danguje. Jie dar nemato žemės. Jie negali suprasti, apie ką tu kalbi ir nusiramink. Ateis laikas ir jie tą supras. Tiesiog, Aš labai norėtų susilaukti to laiko, bet koks skirtumas? Vis tiek jie supras. Judam toliau. Vyresni labiau patenkinti gyvenimu, jaučiasi labiau laimingi. Vėlgi yra žino turbūt tas statistikas, yra visa kreivė, kad nelaimingiausiai yra tame gražiame amžiaus tarpsme nuo 30 iki 45 metų. Ir tai yra absoliučiai suprantama, nes tai yra laikas, kada žmonės statosi savo pamatą gyvenimo. Jie turi mažus vaikus, ar jie daro karjerą. Ir aišku, kad tada nėra kada jaustis laimingu, nes tu visą laiką jauti, kirvį kabantį, ne? Turi, privalai, skubėti. O po to tau driokšt jau yra 50+ ir tu suvoki, kad jau kiek yra, tiek yra. Jau ten labai stipriai daugiau ir nebus, kažkiek bus, bet galim ir taip gyventi. Irgi tą minėjau, sulaukusiems 65 metų tikimybė išgyventi iki 85 yra dvigubai didesnė nei jaunesnių. Ir jeigu sulaukėte, reiškia rizikos tarpsnį savo prašokote. Apie tą rizikos tarpsnį, sakykit, išplėstai. Medikai rašo, kad jeigu labai audringai gyvename, tai pasekmės yra infarktai ir insultai, kurie mus ištinka labai anksti, tarp 60 ir 65 metų. Kaip krizė, kad dažniausiai organizmas, jisai pradeda rodyti jau, viskas, tau reikėtų
aprimti, bet jau jeigu yra tokie rimti simptomai, nu tai jau yra rizika, kad ir nebėra kada aprimti, kad tave jau gali galutinai išmušti. O jeigu išgyvenote, tai aš sakau, kad tie žmonės, kurie nori audringai gyventi, jeigu jūsų vaikai nori audringai gyventi, tai jūs jiems pasiūlykit palaukti iki 65. Ir kad nuo 65 galima viską daryti, absoliučiai. Jeigu norėsis, aišku. Taip. Mano mylima tema, kurią labai daug vynioju knygoje, tai yra pensija, apie kurią kalbu kaip 3 kojų taburetė, kuris stovi ant sveikatos, finansinio stabilumo ir mylimos veiklos kojų. Beje, ar žinote, kad šventame rašte nėra nei žodžio apie pensiją? Nėra tokio. Ne, nėra. Ne, ten yra apie tai, kad žmogus turi nustoti dirbęs, tik tai tada, kada jisai miršta. O kol dievulis jo nepašaukia, tai reiškia, kad žmogaus misija žemėje nebaigta. Aišku, tas darbas tai nebūtinai yra darbas, už kurį yra mokami pinigai, bet tai yra kaip nuolatinė atsakomybė ir kaip nešimas tam tikros naudos tiek šeimai arba visuomeniai. Ir man tas yra labai labai suprantamas principas. Aš manau, kad mes negalim sau leisti labai ilgai pramogauti, labai ilgai gyventi savo malonumui. Nes mes esame taip surėdyti, mes esame taip sutverti, kad mes turime kažką daryti naudingo. Nes kada mes darom kažką naudingo, mes gerbėme labiau patys save. O kaip jūs į tai, aš dabar per žinias girdėjau, kad Seimo nariai nori iš viso iš konstitucijos išbraukti senatvę žodį. Man tai šį viskas yra nesąmonė, ne? Jie turbūt ir jūs. Aš negirdėjau, bet ačiū, kad pasakėte. Ko žmonės prikimba prie žodžio? Ar žmonės nuo to paliaus senti, ne? Nuo to, kad tai vadinsis nebe senatvė. Nepaliaus. Tai kas jie bus? Jie bus amžinai jauni? Kas čia bus? Ir jeigu tu nesi amžinai jaunas, tai gal tave reikia sušaudyti, ne? Taip, nes tu nebeatitenki tos normos, kuri išbraukta yra. Pensija. Žinot, kas sutvėrė? Kas sukūrė pensiją? Kam mes turime būti dėkingi? Ją sukūrė Otto von Bismarckas, kuris įsipareigojo žmonėms nuo 70 metų mokėti pensiją. 19 amžiaus pabaiga, bet tuo metu žmonės nedagyvendavo. Dažniausiai mirdavo anksčiau. O šiandien žmonės gyvena 30 metų ilgiau, jo? O kažkoks nenaudėlis ir dar ilgiau sugeba pratemti. Ir todėl, kada žiūri apie tas visas ekonominės krizės, tai aš savo viduje galvoju, Dieve, kokia laimė, kad aš dar spėjau gauti. Aš nežinau, ar aš ilgai gausiu, bet kol kas gaunu. Prašau. Kada į pensiją? Judam toliau. Čia paminėjau. Šventą raštą, kol mirties dienos nėra, tol misija žemėje yra nebaigta. Kažkodėl apie tai žmonės nemėgsta prisiminti, nežinau kodėl. Šiaip šventą raštą labai madinga cituoti, bet matomai šita mintis tokia kebli yra. Japonų ilgaamžiškumo paslaptis. Labai daug rašiau apie japonus savo šitoje knygoje, kadangi, kaip minėjau, kapščiausia apie tos ilgaamžius, tai be japonų čia niekaip negalim apsieiti, kurie yra vieni iš ilgiausiai gyvenančių tautų pasaulyje. Tai kokios yra jų paslaptis? Ką mes turime šitoje prezentacijoje atrinkę? Kanė Tanaka, kurie mirė 119 metų. Aš prisimenu, kai jinai buvo 117 metų, Instagrame jinai įdėjo
informaciją, kad jinai švenčia savo 117 metų. Aš suprantu, kad ne jinai įdėjo, kad turbūt jos kažkokia ten grand anūkė ar proanūkė įdėjo, bet vis tiek tas pats faktas, kad žmogus sulaukia tokio amžiaus, yra labai labai stipru. Kaip ir, suprasti pagal jos išvaizdą, ne, kiek jai čia metų, sunku pasakyti. Sakau, kad tas amžius nuo tam tikro amžiaus jisai tarsi sustoja. Kiek galima dar aukšlių turėti, ne? Jeigu ten dar 50, kas ten pamatys jau? Beje, man buvo labai stipru, grįžtant prie jos, kai jos klausė, tai kokiagi jos mityba buvo, kągi jinai tokio darė, dėl ko jinai mano, kad taip ilgai gyveno. Ir jinai sakė, kad Coca-Cola. Jinai visą gyvenimą gėrė Coca-Cola kiekvieną dieną. Ir man tas yra labai stipru, nes juk visi žinome, kaip ta Coca-Cola yra visur nulinčiuota ir koks čia yra blogis ir taip toliau ir taip toliau. Ir jeigu žmogus tą darė su malonumu ir negalvoja, kad jinai kenkia savo, tai gal matomai jinai ir padėjo, ne? Kitas japonas, gydytojas, 105 metus nugyveno ir kiekvieną mielą dieną dirbo labai labai ilgai, beveik iki pat mirties ir po 18 valandų. Bet vėl yra apie tai, kad žmogus darė darbą, kuris jam teikė didžiulį malonumą. Darbą, kuris jam nebuvo našta. Čia nebuvo turbūt darbas, kurį žmonės nori mesti ir išeiti į pensiją. Ja? Ne? Bet ne visi turi tokį darbą. Šitas pats gydytojas jaunesnis. Kaip visi žinote, japonai labai labai daug dirba ir yra toks terminas karoši. Tai terminas, kuris žymi mirti nuo pervargimo darbe. Kada ar nusižudo, ar ištinka insultas, ar infarktas. Japonai dirba po 15 valandų per dieną. Baisu, ne? Nors oficialiai nėra tokios statistikos, oficialiai darbdavių yra 8 valandos, bet kada paskaitai, kaip yra iš tikrųjų, tai dažniausiai jie nebaigia darbo 6 vakaro ar 5. Jie išeina iš darbų 10 vakaro ar 11. Bet ar darboholikai vėl? Ne turbūt. Ar jie tą daro? Ne, nes jos verčia taip gyventi. Verčia, jau. Ikigai – gyvenimo prasmės pojūtis, kuris verčia ristis iš lovos. Apie ikigai turbūt visi esate girdėję, daugumą turbūt esate girdėję. Ikigai nebūtinai yra darbas. Tai nebūtinai tai, kas mus maitina. Jo? Ne, nebūtinai. Tai gali būti tiesiog veikla, kuri teikia begalinį malonumą. Tai yra veikla, kuri jūs kelia iš lovos. Tai yra veikla, dėl kurios jūs norite gyventi. Man tai yra rašymas. Aš žinau, kad kas man besitiktų gyvenime, aš galiu atsisėsti prie rašomojo stalo, pradėti rašyti ir aš galėsiu nueiti nuo to, kas mane be galo slegia. Ir aš manau, kad kiekvienas iš jūsų irgi turi tokį stiprų pomėgį, tokį stiprų akcentą gyvenimo, kurio dėka galima nuslopinti, pamiršti bent jau laikinai savo stresus. Nėra žmogaus, kuris neturėtų streso. Kvaila yra įsivaizduoti, kad mes galime gyventi be streso. Ir netgi stresas labai dažnai yra gerai, aišku, jeigu su juo sugebame susitvarkyti. Nes akivaizdu, kad ta amplitudė streso, tos dinamikos, kiekvienam žmogui yra labai labai skirtinga. Kaip ir skausmo, ne? Kada gimdančios moteris nuolat ginčijasi tarpusavę, gimdžiusios, apie jų skausmo slenkstį. Jų neįmanoma palyginti. Neįmanoma. Kada ten kažkas juokiasi, ten kažkas, kaip jinai ten rėkia, ar oi, kokia jinai lepūnėlė. Taigi nieks negali pamatuoti, ką jinai iš tikrųjų jaučia. Kaip ir negali pamatuoti kitą, kuri buvo tarsi lengva, bet gal jinai tiesiog labai mažai tą
jaučia, parodo. Tai va, ikigai principas ne apie skausmą, čia yra kaip tik priešingai, čia yra tai, kas gali padėti pamiršti gyvenimo problemų skausmą, kuris tikrai mus lydės visą gyvenimą, bet mes visi turime surasti savo įrankį, kuris gali padėti tą naštą nešti lengviau. Moai, dar vienas principas japonų, gentis, ištikimiausi draugai, bendruomenė, beje, pas japonus tai yra tokia bendruomenė, kuri padeda spręsti ir finansinės problemas savo nariams. Aš savo mąsčiau, ar Lietuvoje mes turime panašią bendruomenę. Galvoju apie senjorų klubus, ar trečiojo ten amžiaus universitetus ir aš manau, kad tai yra absoliučiai ne tai. Nes į senjorų klubus žmonės būrėsi tam, kad jie turėtų kažkokias pramogas bendras, veiklas. Užmušti laiką kiti tą daro, ar su kažko pabendrauti. O japonai, jie kalba apie tą moai, savų gentį, tai yra tie žmonės, kurie padeda spręsti viens kitam problemas. Ir man tai yra labai gražu. Būtų gera, jeigu ir pas mus galėtų būti tokios gentis. O šiaip, kada eina kalba apie senjorų klubus, aš manau, kad yra tam tikras blogis nuo susibūrimų, kur dalyvauja tik tai vyresnio amžiaus žmonės. Nes aš manau, kad mums vyresnėme amžiuje yra labai svarbu, kad tarp mūsų su mumis būtų ir jaunesnių žmonių. Todėl, kad jaunesni žmonės tą gyvybinę energiją, jie papildo, jie įneša tokią injekciją ir jaunystės. O, sutikit, sunku būti vien su labai senais žmonėmis. Ir jeigu su jais esi labai labai ilgai, kokie jie bebūtų faini, bet tai yra labai sunku, ne? Taip. Toliau judam. Principas hara hachibu. Visi žinote, ne? Pakilti nuo stalo, kol dar nesi visiškai sotus ir todėl labai labai daug yra kalbų apie tą naudą saikingo badavimo ar protarpinio badavimo, kada tu valgai, darydamas pertrauką ilgą, bent 12 valandų, paskutinio valgio. Man šitas principas yra natūralus, man nėra sunku turėti. Mano valgymus skiria 17 valandų kiekvieną dieną. Ne dėl to, kad aš specialiai tą darau, sąmoningai, bet tiesiog man taip gaunasi natūraliai. Ir aš manau, kad su amžiumi mums maisto reikia vis mažiau. Bet tam, kad tas suprastų, tu turi tą pajausti. Va, man buvo labai įdomu. Japonai turi metabo įstatymą. Kas tai yra per įstatymas? Kad darbdaviai privalo savo darbuotojams matuoti liemens apimtis nuo 40 iki 74 metų. Ir jie yra įvedę normas, reiškia, kokia turi būti talijos riba. Man atrodo, kad ribos tokios solidžios yra visai. Jeigu moterų gali būti iki 90 cm talija, pusę velnio, ne? Jeigu darbuotojas išeina iš normos ribų, tuomet darbdavys privalo savo sąskaitą jį išsiųsti visokius ten kursus, svorio metimo, ar į sporto klubą, ar sudaryti dietas. Jeigu darbuotojas per metus ar per kelis metus nesumažina savo liemens apimčių, tuomet darbdavys moka baudą. Ne darbuotojas, darbdavys. Aš savo mėginau įsivaizduoti, kas atsitiktų, jeigu Europoje ar Amerikoje kažkas pamėgintų tokį projektą prastumti. Tai turbūt tokia valdžia būtų nušluota žaibiškai, ne? Taip, taip. Dar principas japonų gyventi Okinavos laikų, Ilgaamžių sala, visi girdėję turbūt yra.
kas reiškia, nėra nieko svarbiau, kaip sustoti ir pasidžiaugti gyvenimu. Man apie tai labai primena japonų filmas, labai labai gražus filmas. Jisai vadinasi Akiniai, matau, kad originalo kalba Megane. Filmas pasakoja apie jauną verslininkę iš Tokijo, kuri atvažiuoja visą nusidirbusi, persidirbusi į mažą salą Japonijoje, atostogų. Bet jinai yra įpratęs žmogus visą laiką kažką daryti ir kažką aplinkui veikti. Ir staiga jinai patenka į vietą, kur realiai nieko nėra. Ir jinai kamantinėja tą viešbučio savininką, kad jis jį patartų, kur čia būtų galima kažkur nueiti, kažką naudingą nuveikti, kažkokie architektūriniai paminklai. O tas jos klauso ramiai ir sako, nėra, ir to nėra, nieko nėra. Nes sako, tai ko žmonės čia atvažiuoja? Ir jisai sako, jie čia atvažiuoja lervėti. Reiškia, ką reiškia lervėti? Sėdėti ir žiūrėti saulėtekį ir į saulėlydį. Ir jinai per kelias savaitės, kiek jinai yra ten toj saloj, jinai tą išmoksta. Jisai vyksta. Labai gražus filmas. Jeigu nematėte, labai labai rekomenduoju. Jis toks, tarsi ir apie nieką, ir apie viską. Priminkite dar pavadinimą. Akiniai, Megame, ar Megane, aš nežinau, ar M raidė, ar N yra ta antroji. Akiniai. Tikrai rasite. Aš žiūrėjau piratinį variantą rusų kalbą. Labai senai, bet aš manau, kad turbūt jau dabar yra ir lietuvių. Taigi, kaip senti lėčiau? Galąsti pojūčius, kaip peilį, kad nečiptų. Kaip žinia, pojūčiai šimpa. Žinote, jo? Ir ypač su amžiumi. Ir absoliučiai suprantama, kodėl. Todėl, kad mums atrodo, kad mes jau labai daug visko matėme. Mes iš tikrųjų labai daug visko matėme. Bet jeigu mes galvosime, kad mes matėme viską, tai mes savo nebeleisime pamatyti naujų dalykų. O naujus dalykus mes galime pamatyti netgi atlikdami senus dalykus. Aš savo tą pojūtį, kad nečiptų. Aš galandu su savo rašymais. Kada aš skaitau savo tekstus, aš juos skaitau labai labai daug kartų ir aš perrašinėju po 50 kartų tai, ką aš esu parašiusi. Man tai yra apie pojūčius. Aš pamatau, kaip skyrėsi mano suvokimai. Tarkim, šiandien aš parašiau kažkokį ten abzacą ir jis man atrodo labai labai geras, labai stiprus. Kitą dieną aš jį skaitau ir aš negaliu suprasti, kas man buvo, kokia aš tokia nupušus buvau, tokį briedą prirašiau, perrašau. Kitą dieną aš vėl skaitau ir įsivaizduojate, kas vyksta. Ir per tos daugybę kartų, man tai yra taip įdomu, tarsi stebėti iš šono, kaip tos smegenys veikia, ne? Kad kodėl, turbūt būna viena dalis aktyvi ir tuomet tu pamatai vieną vaizdą, paskui yra kita aktyvi, tu pamatai kitaip. Ir aš manau, kad bendrą vaizdą, objektyvų, tu gali pamatyti tik tuomet, kada tu padarai labai daug pakartojimų. Ir aš manau, kad tai yra apie viską. Juk čia yra apie meistriškumą, ne? Kad kada mes jį įgyjame, kada mes labai daug kampų esame apžvelgę. Skirti laiką savo, bet nepersistengti. Žinoma, nes labai svarbu turėti laiko savo, bet jeigu mes to laiko savo turėsime per daug, kas atsitinka, realiai mes greičiausiai užsivelsime savo minčių žaidimuose, minčių labirintuose. Realiai žmonės pradeda išeiti iš proto nuo to, kad jie turi per daug laiko. Bet vėl apie tai. Mums taip reikia to laiko. Labai mažai laiko yra labai blogai. Bet per daug laiko irgi yra įkalinimas. Tik kitur, galvoje. Kvėpuoti per nosį. Žinot turbūt, ne? Kad mes dėja kvėpuojame didžioji dauguma per burną ir mes netgi to nejaučiame. Jeigu mes knarkiame, tai yra jau labai stiprus įrodymas, kad mes tą atliekame per burną. Jeigu jūs nesate tikri, ar jūs kvėpuojat per nosį ar per burną, jūs galite pasidaryti savo eksperimentą.
nusipirkti mažą pleistriuką ir užsiklijuoti lopas varną ir pamėginti pakvėpuoti, 5 minutės, pažiūrėkit, kas bus, aš garantuota esu, kad didžiai daliai bus labai labai šiaip sau. Bet jeigu mes tą pasitreniruosim, su to prisiklijavom, pabuvom, atsiklijavom, kitą dieną, dar gal 6 minutės, taip galima įprasti kvėpuoti per nosį. O kvėpuoti per nosį yra labai labai sveika, aš apie tai rašau knygoje. Būti seksualiai aktyviems arba laikytis celibatą. Išsirinkit patys, arba per vidurį. Būti pozityviai, prašau. Jūs turit man tą klausimą atsakyti, aš nežinau. Priklausomai nuo amžiaus tarpsnio. Būti pozityviais, turtinti lingvistinius gebėjimus. Ties šito teiginiu noriu trumpam sustoti, nes man apie tai yra bene stipriausias tyrimas, apie kurį kalbu šitoje knygoje. Jis vadinasi vienuolių tyrimas. Vienuolių tyrime dalyvavo beveik 1000 vienuolių. Beveik 1000. Tyrimas yra absoliučiai unikalus, nes didžioji dauguma vienuolių pasirašė sutikimą, kad po mirties jų smegenys bus tyriamos. Nežinau, ar jūs suprantate, koks tai yra unikalumas, nes tai yra ta pati žmonių grupė. Ta pati žmonių grupė, kuri gyvena labai panašiom sąlygom, maitinasi labai panašių režimų, turi labai panašias veiklas ir jas galima tirti beveik 1000 žmonių ir 1000 beveik žmonių aukoja savo smegenis tyrimams. Tai yra revoliucinis absoliučiai dalykas. Aš manau, kad tokių tyrimų daugiau neegzistuoja. Dar ką turėjo ypatingo tyrėjai, kokią medžiagą, jie turėjo tų vienuolių rašytas autobiografijas. Autobiografijos, kurios jos parašė, duodamos seserystės įžadus, tuomet joms buvo 20-22 metai, ir tas biografijos, kurios jos parašė, kada tyrimai prasidėjo. Tada joms buvo virš 75 metų, o kažkam buvo ir žymiai daugiau. Ką tyrė iš tų biografijų? Tyrėjas žiūrėjo, kaip jos moka reikšti mintis, lingvistinius gebėjimus. Ir dabar pereikime prie svarbiausio. Kas tyrėjus labiausiai apstulbino? Vienuolės nugyveno skirtingą amžiaus tarpsnį. Vienos mirė anksčiau, kitos vėliau, vienos sirgo demencija, kitos nesusirgo demencija. Bet atlikus tyrimą, staiga paaiškėja, kad kai kurios vienuolės nugyveno tarsi veiksnų gyvenimą ir sulaukė net daugiau negu 100 metų, veiksnų iki pat pabaigos. Ir jų smegenys po skrodimo paaiškėja, kad buvo labai stiprios pažeistos senatvinės silpnaprotystės, senatvinės atrofijos, smegenų atrofijos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jų sveikos smegenų dalis perėmė funkcijas pažeistų dalių ir jos sugebėjo funkcionuoti iki pat galo kaip visiškai veiksnūs ir sveiki žmonės. Aš savo galvoju apie tai, kad jeigu joms būtų pasakyta, kad jos serga Alzheimeriu, aš nemanau, kad jos būtų iki galo funkcionavusios, taip veikliai, kaip normalūs žvalūs žmonės. Ir todėl aš manau, kad gal yra geriau nežinoti, jeigu mes turime tam tikrų ligų. Bent jau nematau jokios prasmės jų ieškoti. Nes ypač jeigu mes esame vyresnėme amžiuje, mūsų nebeišgelbės, mūsų nebeišgydys. Ir gal yra geriausia, ką galima padaryti, mūsų palikti ramybėje. Tų vienuolių, kurių smegenys perėmė funkcijas pažeistų dalių, analizuojant jų biografijas, paaiškėjo, kad tai buvo labiau pozityvius žodžius vartojančios moteris ir jų buvo labai turtingi lingvistiniai gebėjimai. Jos buvo labai graži, stipri, raiški žodinė, turtinga kalba. Aš manau, kad šitais tyrimais
reikia kalbėti mokyklose, gimnazistams ir studentams, kurie nesupranta, kodėl reikia mokytis rašyti ir kodėl reikia skaityti geras knygas. Kad savo žodyną mes turime nuolat ir nuolat miklinti ir viklinti. Nes labai daug tyrimų yra apie tai, ne kaip reikia spręsti galvosūkius, ne, visokius ten rebusus, bet vat, apie tos lingvistinius gebėjimus, aš skaičiau pirmą kartą. Ir man tai buvo labai stipru, labai įtaigu. Teisė ir drąsa daryti sprendimus ilgina gyvenimo trukmę. Irgi pagrysiu dar vienu tyrimu. Tyrėja atliko tyrimą senelių namuose. Buvo parinktos 2 grupės, 1 aukšto gyventojai, tarkim, 4 ir 2 aukšto gyventojai. Reiškia, kuo jie skiriasi? Kuo skiriasi užduotis tų grupių? Tarkim, 2 aukšto gyventojams buvo pasakyta, jūs esate visiškai beveik atsakingi už savo gyvenimą, mes jums tiesiog padėsime. Jeigu jūs norite, kad jūsų kambariai būtų apstatyti kitaip, mes apstatysime jūsų kambarius pagal jūsų pageidavimus. Jeigu jūs norite auginti gėles savo kambariuose, mes jums nupirksime tas gėles, kokių jūs norite, bet jūs priežiūrą gėlių turite užsiimti patys. Jeigu jūs norite žiūrėti filmus, jūs galite patys išsirinkti, va yra kartoteka, kokius filmus jūs norite žiūrėti. Kito aukšto, 4 aukšto gyventojams pasakė, jums nieko nereikės rūpintis. Absoliučiai. Mes absoliučiai viską už jūs padarysime. Mes apstatysime jūsų kambarius pačiu geriausiu būdu, kad jums būtų kuo komfortiškiau ir estetiškiau, bet mes neklausime jūsų nuomonės. Mes tą padarysime atsižvelgdami į savo suvokimą. Mes pas jūs apgyvendinsime gėles, bet tomis gėlėmis jums nereikės rūpintis. Mes viską padarysime patys. Mes atrešime ir laistysime jūsų gėles. Ir štai va čia yra kartoteka filmų. Mes patys žinome labai gerai, kokius filmus yra jums su nuotaikai pakelti. Svarbiau, geriau žiūrėti. Po 2 metų tyrėjai sugrįžo pasižiūrėti, kas įvyko. Ir jūs turbūt galite nuspėti, kad didžioji dauguma pasimirusių gyventojų buvo 4 aukšto. Tai yra to aukšto, iš kurio gyventojų buvo atimta galimybė daryti sprendimus, galimybė rinktis. Man tai yra priminimas mums apie tai, kada mes turime šalia žmogų, kuriam reikalinga būtina pagalba. Ta pagalba vis tiek neturi būti absoliučiai izoliuojanti jo kontrolę. Žmogus turi turėti galimybę ir jūs turite skatinti tą žmogų, turėti galimybę savarankiškai atlikti sprendimus. Aš manau, kad tas savarankiškumas, ta kontrolė gyvenimo yra labai svarbu ir kad tai yra kažkokiu būdu, mistiniu būdu susiję su mūsų gyvybinė energija, kad jinai gęsta greičiau, kada mes nebeturime gyvenimo kontrolės. Žinoma, netikėti, kad biologija yra nuosprendis. Niekada netikėti. Todėl aš esu iš tų žmonių, kuris bevelėtų nežinoti, kad aš sergu nepagydoma liga. Jeigu aš nejaučiu simptomų, aš neinu tirtis. Aš neieškau ligų. Kaip ir amžius nėra lemtis, tiesa. Niekas nežino, kiek kam yra skirta. Taip kad sakyti, kad yra daug kažkoks skaičius metų, tai yra juokinga. Tai yra tiek pat daug, kiek mums patiems atrodo, kad yra daug ar mažai. Moteriai geriau bendraamžis partneris. Man šitas tyrimas toks labai yra mačistinis jo, nes tyrėjai tvirtina, kad vyrams yra labai gerai turėti ženkliai jaunesnę partnerę, kad tada jie gyvena ilgiau. O moteriai jaunas vyras yra blogai.
Nes jinai atseit, po kurio laiko pradeda labai pergyventi, kad jinai greičiau yra senesnė už jį ir todėl greičiau ir susensta. Nežinau, yra įvairių atvejų. Man atrodo, kad čia tas partneris yra labiau ne apie metus, o apie santykius su juo. Tai va tiek.